Treneri, visų pirma, tai ačiū už gerą emociją, už gražias rungtynės, kaip iš neutralaus žiūrovo. Bet gaila, kad to happy endo nebuvo pabaigoje turbūt. Nu, matot, krepšinis, kaip sakyt, sportas, tai ne moteris, abiem gerai nebus, kaip sakant, kažkas turi pralošti. Tikrai rungtynės buvo geras, fiziškas, atletiškas, pritrūko jėgų, iš to pritrūkimo pasipylė klaidas, neapgalvoti sprendimai, pradėjom skubėti ir sveikinimai Šiauliam. Gaila, aišku, bet nieko nepadarysi, stengsimės rytoj pakovoti ir duoti tokią kovą dėl 3 vietos vietiniai faunai ir bandysim į Biržus parvežti bronzinis medalis. O iš čia ateina ir antras klausimas, praktiškai 5. Atžaidėt visas rungtynės ir turbūt pažįstat savo vyrukus, kaip galvojat, pavyks rytoj atsistatyti vėl iki 100% pasikraut baterijas ir duot kovą čia vietiniam palangiškiam. Net neabejoju, pažįstu tos vyrus, jie pratę, mes, kaip sakant, vyrai iš kaimo užgrūdinti, lašinis valgom. Manau, atsistatysim, pailsėsim, laiko tikrai yra, vyrai įsimegos, tikrai dabar po rungtynių vyrus pagiriu, tikrai šaunuoliai, manau, atsistatysim ir manau, jo, bus sunkios rungtynės, irgi, manau, bus fiziškas, nes Palanga šiandien, kaip matėm, irgi nesužibėjo, bet jie, kiek žinau, rytoj turėtų pasistiprinti, bet mes tam ruošiamės, esam pasiruošę ir tikrai duosim kovos ir tikrai stengsimės į Biržus parvežti bronzą.